ko labiausiai bijot ir ko tikitės iš egzamino? Ar jaučiatės pasiruošęs pasitikėti? Nelabai pasitikiu, bijau laikyti, nes kažkaip nepasitikiu savimi visada ir bijau neišlaikyti. Kad antrą kartą, trečią jau ten... Visiems darys prieš egzaminą. Ir naktį sunku miegoti. O kada planuojate laikyti teoriją? Tai yra praktika? Praktika dabar laikysiu po valandos, o teorija, kai tik suės po kelių mėnesių. Ir kaip manote, ar tarkim nuo vairuotojo pažymėjimas jūsų manymus teikia pakankamai pasitikėjimo savimi, kad tiesiog vestumėte mašiną ir važiuotumėte į gatves? Nelabai, vis tiek reikia dar, nors ir išlaikysiu, jeigu išlaikysiu dar praktiką, tai reikės vis tiek pasivažinėti, daugiau pasimokyti, nes vis tiek įgūdžių nelabai turiu. Ir nemanau, kad visi turi tik išlaikyti teisės, tai reikia pasimokyti ir tik tada į miestą normaliai išvažiuoti. Ar teko girdėti istoriją apie tai, kad vairavimo instruktoriams yra teikiami kyšiai, ar pats negalvoti apie tokią paskatinimo priemonę? Jo, girdėjau, bet nemanau, kad norisi pačiam išlaikyti, kad mokėti pačiam vairuoti ir normaliai. Labiausiai bijojau pedalų spaudimo, nes iš pradžių nesisekė, aš tam labai skubėjau. O po to šiaip daugiau nieko. Ar tarkim jūsų nuomonė, vairuotojo pažymėjimo, to vadinamo vakarėlio pakanka, kad jaustumėte pakankamai pasitikėjimo savimi, galėtumėte drąsiai išvėrėti gatves? Manau, tas papėlis tai niekur tokio neduoda, kad pats išsilaikė ir viskas. Vis tiek reikia kelyje atsargiai vairuoti. O kaip manote, lietuviai yra atsargus vairuotojai, ar tai nelabai? Sakyčiau, labiau atmestinai į kelią žiūrėti. Ar išlaikė egzaminą? Teorijos? Taip. Ne. Kitą kartą atvažiuosiu. O kelintą kartą bandyti? Antrą kartą važiuosiu. Pirmą kartą nepasisekė. Tiesą sakant, jau vairavau antrą kartą praktiką, neišlaikiau. Tiesiog, man atrodo, viską daro nervai. Tiesiog labai nervuojas kažkokį nors įvykį, nežinau. Ir visą tai paveikė, kad neišlaikiau. Buvo toks, neįvykis toks, važiavo priekį sunkvežimis ir negalėjau tiesiog jau aplenkti, aš bijojau greičio ir man atrodo, tai gal ir paveikė, blogai balsą pasirodžiau, tiesiog nervų visą tai paveikė. O tarkim, kad tu galvoji, ar pats tarkim vairuotojo pažymėjimas, kaip manai, tau suteiktų daugiau pasitikėjimo savimi? Nežinau. Nemanau, kad keičia daugiau pasitikėjimo savimi. Tai neįrodo iškart, kad tu esi profesionalas. Reikia tų įgūdžių, aišku. Bet vis laikas išlaikysi, gal tai nesuprantu. O kaip su teorija? Teorija? Mokyklai sunkiai sekėsi, bet čia reikėtų išlaikiau iš pirmo karto.